Šių metų gegužės 1 dieną visoje Lietuvoje ir už jos ribų vyks jau 4. gatvės muzikos diena. Šiais metais šventė sutaps su pirmąja šilčiausia pavasario mėnesio diena. Man norisi, kad šitą šventę taptų jau kaip tradicinė. Svarbu sukurti tą tokią muzikinį tokį audinį, kuris apima visą miestą tą dieną. Ir labai įdomus faktas, kad per tas 3 įvykusias gatvės muzikos dienas nebuvo kažkokių ten chuliganizmo atveju, kažkokių ten konfliktų, dar kažko. Todėl, kad tą dieną miestas prisipildo geros energijos. Muzika visada blogą energiją neutralizuoja. Ir turėt bent vieną dieną metuose, kada yra iš tikrųjų tokia pozityvi energija. Tai yra vien dėl to verta tęsti. Kitas jausmas, kuris visada aplanko gatvės muzikos dienos metu, tai yra toks kažkoks vienybės jausmas, tas, kurio aš, tarkim, labai pasiilgstu, kuris būdavo Sąjūdžio laikais per mitingus ar ten Baltijos kelyje, dar kažkur. To tokio vienybės jausmo atgarsis gatvės muzikos dienoje visada būna ir tą labai smagu ir tą mums labai svarbu išgyventi. Nes mes to jausmo nelabai daug turim pastaruoju metu progų, kur jį pajausti. Visi, kurie buvo, visi žinote, kad tai yra labai smagu. Visus, kurie buvo žiūrovais, kviečiu pabandyti tapti ir grojančiaisiais. O tie, kurie nebuvo, ateikit bent jau, kad žinotume, kas tai.